Diplomato Petro Klimo dienoraščio. Šįryt Milašius įpuolė į mano kabinetą visas uždusęs. Akyse ašaros vos kvėpuoja, maniau, kad čia pat mirs. Po ilgų spazmiškų judėjimų tiek te pareiškė. Lietuva netrukus, gal po dienos, gal po valandos, mėnesių ar metų pajus didelį baisų šoką. Bet po to išeis garbinga garsi didi. Prieš Lietuvą Romos didybė, Egipto, Ispanijos 16, Anglijos 18, Amerikos 19 amžius, tik blusos, kraša, kuriuos jis žemėn spjauna. Tai bus tokia splendiūr, kurios dar niekas nematė. Milašius tą man sakė kaip tos Lietuvos atstovui, tai yra kaip pačiai Lietuvai. Po to palaimino Lietuvą ant mano galvos. Ašaros ir nežemiškas žvilgsnis spindėjo jo akyse. Jis įspėjo nemanyti, kad jis koks tai yra pamišėlis. Ką jis sakas ir jaučias, tai revelacija iš tik jam duoto supratimo Švento Jono rašto, kuris prieš 2000 metų matė be erdvės ir laiko. Milašius pasakė dėl to kasdien esąs tokiame transe, kad jo vizijos jį ir stebina, ir baugina, ir džiugina, ir atplėšia jį nuo šio pasaulio. Jo tėvynė jau net ne pasaulis, o virš pasaulio erdvės ir laiko. Jo vizijos ne kokios fantazijos, o matematiškai einančios iš revelacijų ir pažinimo dalykų, kurie niekam kitam, net gal Kristui pačiam, o tik Dievui Tėvui tai yra žinomi. Jūs tyrinėjote rašytojo kūrybą ir parašėte studiją apie Oskarą Milašių kaip mistiką ir hermetinį poetą. Apie poeto ryšį su kabala, su krikščioniška mistika, su alchemija. Milašius savo hermetiniu žodynu suaktualino viduramžišką tradiciją ir ją įliejo į 20-ojo amžiaus modernizmą. Naudojo hermetinę ir hermeneutinę leksiką. Kitas dalykas turbūt yra egzilio teorija. Milašius atstovauja dviem kultūrom, tarp kurių vyksta šokas, mažiausiai tarp lietuvių, prancūzų, galima pridėti ir žydų, kabalos, kaip jūs minėjote. Ir tą konfliktą lingvistinį ir multikultūrinį sprendžia estetikos srityje. Ir Milašius iš tikrųjų suaktualino ir tą žydų tradiciją, kuri reabilitavo jo protėvių dvasią, ir savotišką slavišką ir lietuvišką spiritualizmą, nes jo protėviai ir lenkai, ir iš Prahos kilę alchemikai. Tai iš tikrųjų labai sudėtingas multikultūrinis menininkas, kurio filosofinę mintį aš ir bandžiau atskleisti, nagrinėdama, kad ir jo sąsajas su kabala ir su gnostinė tradicija, su apokrifų literatūra. Kas dėl kabalos, tai iš tikrųjų Milašius remiasi skaičių ir raidžių mistika anagramomis, sefirotais. Tai ta paukščių kalba, vadinama šifrų kalba, skaičių kalba, Milašiui buvo tiek aktuali paskutiniais gyvenimo metais, kad jis visiškai buvo pasinėręs ir susitikimuose su Klimu jis stebindavo savo iškalbą, savo oratorystę pritrenkiančią ir tokiais lyg ir šiurpinančiais ateities regėjimais. Iš Klimo dienoraščio. Milašius transe pranešė, kad Dievas jam leido skelbti jo revelacijas iš apokalipsės. Jis puolė ant kelių ir dėkojo už tą malonę. Ta pačia proga Milašius pasakė savo esimo tragediją ir predestinaciją. Jo tėvas buvo didelis senjoras, lietuvis. Atvažiavęs kartą Varšuvon savo karietoj, jis sutiko gatvėje labai gražią žydę. Jis sustojo, priėjo prie jos ir ši be jokio žodžio sutiko būti jo meiluže. Jis ją nusivežė į Čerėją ir čia gimė Milašius. Tik kai jis jau turėjo 17 metų, jo tėvas Paryžiuje, Centros Lenkų bažnyčioje vedė tą seną metrės, tai yra mylimąją. Tuo būdu Milašius buvo savo tėvo ir motinos vestuvėse. Bet visi pažįstami ir giminės šalinosi nuo jų dėl to mezaljans. Antra, patys tėvai buvo insupportable ir jis jų nekentė, nepakėlė, nors kaip motina jis ją vis tiek mylėjo. Jis buvo nelaimingiausias dėl to žmogus. Kartą net žudėsi. Bet iš tos lietuvių ir žydės kombinacijos atsirado jis. Predestinuotas pirmas suprasti ne tik iberų kilmę, bet ir apokalipsės paslaptis. Tai yra jo likimas. Jo vardas esąs įrašytas.
Na, mes žinome, kad Milašius buvo žmogus, kuris nepaprastai mylėjo Lietuvą ir Lietuva tai tiesiog neabejotinas dydis jo visoje kūryboje ir poetinėje kūryboje ir mistinėje. Mes galvodami apie Milašių galime mąstyti ir apie tos buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gyventojus ir jų likimus. Milašius mums leistų tokias sąsajas daryti. Žinome, kad Milašius ir meilės poetas, ir poetas mistikas, bet pastebėjau, kad yra kiek mažiau akcentuojama dar viena Milašiaus pusė. Tai, kad Oskaras Milašius buvo ir nepaprastai linksmas žmogus. Va, šitą visi pamiršta, bet skaitant jo bičiulių, draugų, jį pažinojusių žmonių atsiminimus, galima padaryti tokią išvadą. Liudininkai pasakoja, kaip linksmai Milašius juokdavosi, jis tiesiog kvatodavo, jis tuo savo juoku, tuo griausmingu juoku užkrėsdavo visus. Milašius linksmindavo visus susirinkusius ir vyrus, ir ypač moteris, čia pat vietoje kuriamomis istorijomis. Ir taip įsijautęs jas pasakodavo istorijas su vairiausiais fantastiniais, nuotykiniais ir siaubo elementais, kad, žinoma, visi tuo metu jo pasakojomis istorijomis ir patikėdavo. Na, o skaitant jo kūrybą, taip pat krinta į akis nepaprastai subtili Milašiaus ironija. Na, tikrai aristokratiška ironija, bet skirta ne pajuokti kitą, ne pasišaipyti iš kito, bet visuomet savo pačiam. Galbūt tokie gražiausiai mano asmeniniai įspūdžiai susijęs su Oskaru Milašiumi yra iš Venecijos. Kaip žinia, Venecija yra tas miestas, kuriame vyksta Oskaro Milašiaus romano Meilės įšventinimas veiksmas. Ir kai man teko gyvenime progą ir laimė nuvykti į Veneciją, tiesa labai trumpam, vaikštinėjau po Veneciją su Milašiaus Meilės įšventinimu rankose. Kaip toks jaunas žmogus taip giliai galėjo pažvelgti į meilės temą ir sukurti tokį metafizinio, filosofinio pobūdžio romaną, kur nuo meilės kurtizanijai perinama iki meilės Dievui. Aš tikėjausi, kad jūs manęs paklausite, ar pats Oskaras Milašius buvo Don Žuanas. Ar buvo? Taigi sunku atsakyti į tą klausimą. Gal taip, gal ir ne. O Don Žuano tema jo kūryboje iš tiesų yra svarbi. Don Žuanas tapo atspirties tašku, sprendžiant jo paties labai svarbias problemas. Na, paprastai galėtumėm pasakyti, kad Oskaras Milašius ieškojo gyvenimo prasmės. Na, kokiasgi transformacijas patiria tas Don Žuanas Oskaro Milašiaus kūryboje? Pirmiausia, tai Don Žuano scenos, tai yra nebaigtas kūrinys, tai yra romanas Meilės įšventinimas, kuriame taip pat akivaizdi Don Žuano mito transformacija, ir tai pjesė, kuri yra vadinama Misterija, Migelis Manjara. Tas laikas apima 1906-1912 metus, kai iš tiesų Don Žuanas jį be galo domino. Tradicinis Don Žuanas yra akimirkos ir šios dienos žmogus. Jo visas gyvenimas, jo ta, sakysime, veikla tarp moterų, tas moterų suvedžiojimas, tarsi įkūnija tą amžinos kaitos, amžino judėjimo idėją, kuri yra beje nesvetima barokui. Viskas keičiasi, viskas mainosi, vieni pavydalai pereina į kitus, nėra jokio pastovumo. Tuo tarpu visos tos suvedžiotos moterys ir merginos reikalauja atminties. Jos reikalauja Don Žuano atsakyti už blogus darbus. Kitaip tariant, jos reikalaudamos atminties, tuo pačiu tarsi reikalauja, kad Don Žuanas įsilaikintų, sustotų, pagalvotų, taigi jis užfiksuotų tą laiką, kuris bėga nesustabdomas, ir kartu tas įsilaikinimas tai jau yra žingsnis į amžinybę. Taigi tos visos jo aukos tarsi prabyla mirties ir amžinybės vardu. Oskaro Milašiaus visi trys Don Žuanai taip pat, žinoma, neišvengiamai turi moteris. Tačiau tam pirmajam Don Žuanui iš nebaigto kūrinio Don Žuano scenos moteris yra reikalinga tik tai tam, kad sutirštintų mirties atmosferą. Jis tą moterį, savo žmoną Lolą, tas pirmasis Milašiaus Don Žuanas tiesiog su pasimėgavimu kankina ir žudo. Tas pirmasis
Milašiaus Don Žuanas toks labai dekadentiškas, splyno apimtas, pavargęs ir nuo pasaulio, ir nuo savęs, ir tik tai, galbūt žmogaus kančioje, tos moters kančioje dar jis randa kažkokią tai atgaivą ar nusiraminimą, tokį perversišką malonumą patiria. O kitiems dviems Milašiaus Don Žuanams, jų atgimimo, dvasinio atgimimo, jų atgailos kelyje moteris yra labai reikšminga. Grafui Pinamontei tai Clarisė Annalena. Ja pamilęs, grafas Pinamontė atranda apskritai meilę. Jis suvokia, kaip yra gera ir kaip gražu mylėti žmonės, mylėti pasaulį. Pinamontės meilė išsilieja netgi keistokomis formomis, sakysime, jis tiesiog įsimyli Venecijos miestą. Ir daugelyje romano epizodų yra pasakojama, kaip Pinamontė klajoja po Veneciją, glosto ir bučiuoja kolonas, mūrus, įvairias statulas, tokiu būdu išpažindamas meilę tam nuostabiam amžinajam miestui. Ir tokiu būdu pamilęs žmonės, tarsi susitaikęs su pasauliu, šio romano herojus atranda ir Dievą, atranda Dievo meilę. Svajonės dingo, išseko aistros, išbluko atminimai, o meilė liko. Ištikima yra tik mano meilė tau, tikra yra tik mano meilė tau. Nemirštant yra tik mano meilė tau. Juk aš esu tik tai numirėlis, tarp tų visų numirėlių, kuriuos mylėjau. Juk aš esu tik vardas, kurs gyvųjų burnas užberia smėliu, o meilė liko. Vai grožį, skurdus ir liūdnas grožį. Tačiau aš noriu garbint grožį, nes jis pagimdė kančią, tą mylimoje mylimą. Didžioji tavo meilė degina man širdį. Didžioji tavo meilė, tai vienintelė tikrovė mano, o ašaros, o amžinybės alkį, džiaugsmą, o vargas man, atleisk, o vargas man, mylėk mane. Migelis Manjara, tas trečiasis Milašiaus Don Žuanas, jau pačioje misterijos pradžioje yra pasiryžęs pasikeisti. Ir jį tokį, jau pasiryžusį pasikeisti, trokštantį, sakysime, šventumo, tiesiog Dievas aukščiausiasis ir užkabina, pašaukia, pakviečia. Ir Migelis Manjara atsiliepia į tą šauksmą. Ir vis dėlto, kad Migelis Manjaras savo tame kelyje nesuklystų, jam yra labai svarbi vedlė. Ir tą vedlės vaidmenį atlieka taip pat moteris, mergina, tyra, nekalta mergina, vardu Chirolama. Moteris silpna, tačiau tarsi kokia adangių paukštė, arba laukų pelėje ne bet kas pagaus. Ji puikiai žino tai, ką daro, ir pasiduoda tik tada, kai Dievo nebėra širdį ir nebeverta jos dainti. Aš puikiai suvokiu, ką sakantį ir darantį. Argi kitaip čia būčiau eisi viena. Labai norėjau, kad pažintumėt mane, Migelį. Ar buvo paties Oskaro Milašiaus gyvenime kokia nors vienintelė ir didžioji meilė? Matyt, tokia meilė yra buvusi. Tiesa, Oskaras Milašius yra be galo diskretiškas ir labai paslaptingas. Ir apie tą jo didžiąją gyvenimo meilę ilgą laiką nieko nebuvo žinoma. Jis apie ją yra užsiminęs 1913 metais laiške rašytame bičiuliui Leonui Fochtui. Užsiminęs apie nepaprastą merginą, su kuria susipažino Venecijoje, kurią pamilo, tačiau tai meiliai nebuvo lemta išsipildyti. Ir jeigu tikėsime tuo laišku, tai ta pažintis įvykusi prieš 4 metus, vadinasi 909 metais. Šiuo metu jau yra nustatyta, atrasta, kasgi buvo ta mergina. Jos pavardė Emmy von Heine Geldern.
vokiečių poeto Heinricho Heinės brolio anūkė. Ji gimusi 1890 metais, mirusi 1965 metais Vienoje. Tos moters likimas buvo tragiškas. Ji sulaukusi 20 metų ištekėjo už jauno ir gražaus barono, kaip rašo Milašius savo laiške, apsipylusio netikrų auksų. Ir anot paties rašytojo, dėl Milašiaus motinos lemtingo įsikišimo ta jų sąjunga negalėjusi įvykti. Taigi Emil von Heide-Geldern ištekėjo už to pasirinktojo barono, bet santuoka nebuvo laiminga. Ji pati kaip žydų kilmės, vėliau jau Antrojo pasaulinio karo metais buvo uždaryta į koncentracijos stovyklą. Tiesa, jai pavyko išlikti gyvai toje koncentracijos stovykloje, ji grįžo į Vieną ir, kaip sakiau, mirė jau 70-mečio viduryje. Triste que le berger vêtu de bure souffle dans le long corps d'écorce. Dans le verger, le doux hiver cloue le cercueil de son amour, et la grenouille prie dans les roseaux muets. Ô triste cœur! Būkit pasveikinta, kurie idėjant žingsniams, sutikt ateinate iš šalto praeities koridoriaus tamsaus. Būkit pasveikinta vienatvė, motina mano, kai dar manam šešėlį džiaugsmą žemydavo kajopo paukščiai. Sparnais daužydavosi veidrodžius nakties, kai gėlės, jaunuoliško gailestingumo gėlė žudė mano meilę. Ir kai nuleidęs galvą žvelgiai save paidęs vyno taurėje, galvoju apie jūs vienatvę, apie jūs galvoju apie istoriją. Maitinote mane kuklę juodąją duoną, pienu ir miškų medum. Taip gera buvo valgyti iš jūsų rankos kaip žvirbleliui, nes niekad, o maitintoje, nei motinos, nei tėvo neturėjau. Tik beprotybė ir tik šaltis klaidžio, be tikslo po namus. Pirmas rinkinys, kaip žinia, vadinosi dekadentiniai eilėraščiai arba kaip pas mus verčiama nuopuolių poema. Man atrodo, čia ir yra raktas į visą tolesnę jo kaip poeto evoliuciją ar tokį jo kelią. Visos šio rinkinio moterys turi vaiduokliškų bruožų. Visos yra ir realios, ir nerealios, vienokia arba kitokia prasme. Eleonoros bučiniai sminga kaip peilis, o sutraiškytų vabzdžių kvapas slenka, krūtinė ir dega bučiniuos. Jis dėja myli Eleonorą, o kai paliečia Eleonoros kūną, nejučia jis skamba tarsi amfora tuščia. Manoma, kad jau tuo metu Oskaras Milašius matyt buvo išgyvenęs ir jau buvo įgijęs tam tikros patirties meilės rytį, nes tuo metu jį bohemiškas gyvenimas traukė. Ir galbūt iš tikrųjų pirmoji jo patirtis buvo būtent su laisvo elgesio moterimis. Taip yra manoma, bet kokių nors tikrų faktų, kur nors užrašytų nėra, nes, kaip žinia, Oskaras Milašius apskritai labai nemėgo kalbėti apie savo intimų gyvenimą. Todėl kalba jo kūryba ir jo eilėraščiai. Štai šitose eilėraščiuose, tarkim, Salomėja arba Eleonora iš tiesų yra tokio tarsi kažkokio nirtulio. Šitos moterys nieko neturi bendro su jo gimtinės parku ar sodu ar namais, su ta vieta, į kurią Oskaras Milašius nuolatos grįžta. Jam turbūt taip ir gyvenimas toliau keistai lėmė, kad jam ir nepavyko sutikti moters, kurioje susijungtų tos dvi pusės - žemiška, juslinė, geidulinga meilė ir kita ideali, tauri. Tai tokios moterys, visų pirma, jos turi vardus išgalvotus. Tai yra Fanny, Lali, Lilia. Lali, c'est le nom de ma mélancolie. Ir
galima manyti, kad tiesiog iš to žodžio melancholy gimė Lali. Lali tai mano melancholijos vardas. Arba Lilija. Lilija tai yra muzika pasigirdusi per sapną. Tie vardai, kadangi jie jungiami jau su tokiomis abstrakčiomis sąvokomis. Ir tą patį moters paveikslą jie abstrahuoja. Jeigu čia pasitelktume kokio psichoanalitiko mintis, pavyzdžiui, garsaus Žako Lakano teorija, tai jisai teigia, kad tam tikroje stadijoje, kurią jis vadina veidrodine, vaikui vystantis, ir būtent toje stadijoje, jeigu trūksta motinos meilės ir tėvo dėmesio, tada jis susikuria kažkokį fiktyvų ego, kokį tai fiktyvų atvaizdą, ir kuris jį lydi visą gyvenimą. Ir aš manau, kad gal galima taip ir aiškinti tą nuolatinį Oskaro Milašiaus poreikį sugrįžti į tuos vaikystės namus, į tą aplinką, tarsi norint kažką toje aplinkoje pakeisti. Štai kuomet subjektas grįžta į namus, grįžta į parką, į alėją, kažko ieško. Ta moteris, kuris suvokiama netgi kaip parko siela, jinai taip pat jo ieško. Tarsi nori irgi su juo susitikti. Kaip gražiai jisai viską apveržia, tarsi tas žiūros taškas yra iš kitos pusės, iš kitos tikrovės, iš anapus tarsi veidrodžio. Ir toji parko siela, sakykim, jinai pasako, greičiau veidrodį, kuriame tik vakaras senas. Greičiau atsisveikinimo spalvos suknią mylimojo sugrįžimui atšvęsti. Ir štai tame veidrodyje būtent subliksi tarsi tas išsiskyrimas ir susitikimas. Ir tas lyrinis subjektas pamato jame atvaizdą, bet veidas jame žiūri senas. Ir dėja, ratai rateliai sukosi 30 metų ir viskas pasikeitė. Atspindžių mechanizmas, jisai tarsi visą tą visatą apjungia. Mes galim suprasti, kad žmogus, jis gali virsti gamtos dalimi. Žmogus tampa kažkokia gamtos forma. Ką reiškia, pavyzdžiui, ir senosios saulės nebylios. Tai yra, kad tas vaizdas, kuris atrodo konkretus gamtos vaizdas, jis yra transformuojamas, jis virsta kosminiu vaizdu. Nes praktiškai Oskarui Milašiui jo eilėraščiai gimsta ne iš kokio išorinių daiktų stebėjimų, bet tiesiog iš vizijos. Jam reikia netgi užsimerkti arba tiesiog jam svarbu susikaupti ir savyje regėti tuos vaizdus. Ir kaip jis sako, tuomet pateka atminties saulė ir tuomet išvysti tos visus šviesos nutvėkštus dalykus. Ir tos moteris, štai apie kurias mes kalbam, tos moteris, kurios pagaliau jo meilės sampratą ir meilės idėją įkūnija, tai jos iš tiesų kaip kokios šviesos dukros, sakytume. Juk toje vizijoje, kurią jis regėjo 914 metais ir kuri yra labai svarbi jo ir kūrybos kelyje, tenai išvysta rausvą ovą, o vėliau ta rusva ova atsiduria jam prieš akis ir virsta serafiška žvaigžde. Ir tada ji užbūrė jį savo grožiu ir viskas aplinkui virsta auksinę lygumą, kuri simbolizuoja tobulumą. Oskaras Milašius pasako, kad meilė yra ne šios žemės dukra, kad jos karalystė kitur ir tarsi einama į tą kitur, paliekant, kaip rašoma eilėraštyje, ežerą, savo atspindį ežere.
Iš Oskaro Milašiaus autobiografijos. Gimiau 1877 m. gegužės 28 Mogiliovo gubernijoje Čerėjoje, dvare, kuris priklausė mano šeimai nuo 18 amžiaus pabaigos iki 1917. Kiti giminės dvarai Baltarusijoje buvo Lukomlis toje pačioje gubernijoje, Droje su istorinė pilimi Vitebsko gubernijoje ir Garadzėje Minsko gubernijoje. Bet vyresnioji lietuviškoji giminės atšaka nuo 13 amžiaus įsikūrė Labūnavos, Serbinų ir Anuševičių dvaruose, esančiose per 50 km į šiaurę nuo Kauno. 1938 metais aš radau akmeninius antkapius sekančius 16 amžių. 1605 metais Andžej Milas su savoju ginklų broliu lietuviškos pulkų puolė švedus prie Kirchholmų, kur buvo sunkiai sužaistas. Jo šarvai, kurie su švedų kulkų žymenėmis palikonis saugojo ne iki 1906 metų, tai po vagių įsilaužėjo į mano buto Varšuvoje grobių. O tas riteris prie Kirchholmų buvo taip pat ir Oskaro Milašiaus protėvis. Šeimos atsikyrė tik 1802 metais, kai Serbinuose gimęs Juozapas Milošas persikėlė į Gudiją, į didžiosios Lietuvos kunigaikštės pakraščius. Jam priklausančios Čerėjos žemės siekia 30 000 hektarų. Juozapo sūnus Artūras Milošas tapo numylėtu Oskaro Milašiaus seneliu. Mano senelio Artūro Milošo gyvenimas buvo gana audringas. 19 metų, kaip Lenkų lietuvių kariuomenės Ulonų pulko karininkas, jis dalyvavo žygyje prieš Rusiją. Mūšyje prie Ostralenkos patrankos sviedinys jam nutraukė dešinę koją. Jis vedė labai gražią ir talentingą italų dainininkę Nataliją Tasistro, Milano Laskalos orkestro dirigento dukterį, kilusią iš Genujos, iš nuskurdusios senos šeimos, kurios daug kartų prieš įsikurdamos Milane gyveno Korsikoje. Susipykę su tėvais dėl šio mezalianso, senelis persikėlė su žmona į Vilnių, kur gimė 2 vaikai. Mano tėvas Vladislavas Milošas paveldėjo iš savo tėvų polinkį į meną ir nuotykius. Rusų Ulonų gvardijos karininkas, jis anksti atsisakė karinės karjeros ir ėmė uoliai studijuoti chemiją, mechaniką ir aeronautiką. Dėl ekscentriškumo, išdidumo, ūmaus charakterio Lietuvoje turėjo originalo reputaciją. Tai tėvas įskiepijo man pagarbą lietuviškai mūsų giminės kilmei, taip pat ir nepasitikėjimą Lenkija lydėjusį mane visą gyvenimą. Oskaras Milašius ne tiek iš kokios nors ypatingos meilės Lietuvai ar tai tradicijai pasirinko savąjį kelią, bet todėl, kad kadangi jo tėvas vieną kartą jau buvo susituokęs su žemakilme Saba, o antrą sykį paėmė į žmonas Oskaro motiną žydę, visas Lenkų elitas, bajorija, praktiškai jį išbraukė iš savo tarpo. Jis buvo ignoruojamas, jis buvo atstumtas tėvas. Oskaras Milašius dar vaikas važinėdavo į Varšuvą ir su motinos giminė matydavos, juto ir savo žydiškojo tapatumo tam tikrus bruožus. Ir jau po 12 metų jis atsidūrė Paryžiuje. Motinos meilės stygius, čia ačiū profesoriui Fiutui už atkreipimą dėmesį į labai asmeninius dalykus. Reiškia, vaikas yra įsiunčiamas. Tėvas visiškai abejingas, motina galbūt netgi per daug žydiškai lipšni, kaip jis reikštų. Ir tas tapatumas ir vaiko savotiška tremtis. Neliko namų, ta prasme, kaip psichologai apibūdintų, kad vaikas nuo 3 ar 5 metų jis ypatingai junta tą lipšnumą, jeigu jis tą turi sąmonėje namus. O Oskaro Milošo namai pasidarė tas tik tai laukinis parkas. Kažkokios tai apleistos, buvusios kultūros, kažkoks laukinis pavidalas. Gryna abstrakcija. Reiškia, Julius Bardach koncepcija yra, kad būtent kadangi jis susitapatino su to blogo ir negatyvių Lenkų elgesiu, išsiugdė antilenkiškos nuotaikos. Ir po to, kai buvo sužinota, kad tveriasi Lietuva, atgimsta Lietuva, jis
visą dūšią susirado savo pasirinkimą, savo naują tėvynę susitapatino. Tokia yra versija. Kitaip tariant, iš dalies galima būtų sakyti, kad su tais paskutiniaisiais Lietuvos didžiosios kunigaikštystės piliečiais jisai tartum nieko bendro ir neturi. Nekalbėjus apie LDK atstatymus, ta prasme, kurią kalbėjo Mykolas Riomeris arba kiti žmonės. Kita vertus, buvo visiškai akivaizdu, kad Oskaras Milošas tikrai juto giminystę su ta lietuviškąja šaka ir jo tas pojūtis, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštijos erdvė, tai yra nuo Kėdainių iki Mogiliovo, ta erdvė, kuri iš tikrųjų apibrėžia istorinę Lietuvą. Oskaras Milašius priklauso tai Lietuvos didžiosios kunigaikštijos piliečių, gerbiančių tą testinę tradiciją nuo LDK iki moderniosios Lietuvos generacijai. Bet sąmoningai jo Lietuva jau yra mistiko ir poeto Lietuva. Nors teisus be abejo yra Česlovas Milošas paminėdamas, kad žinoma, jis irgi įsivaizdavo tą Lietuvą ne etnonacionalistiškai švarę, kur visi žmonės atpažįsta save iš genetinių kodų, iš kalba gryną lietuvių kalbą, tuo labiau, kad jis jam nekalbėjo. Tiems LDK piliečiams apskritai ne kalba buvo tapatumo argumentas. Tai buvo publika kalbanti daug kalbų. Ir ne kalba, o tam tikras istorinis, genetinis kodas, tartum, lėmė, kad jie susitapatino su šitą aplinką. Aš užaugau Čerėjoje absoliučioje dvasinėje vienatvėje. Čerėjos dvaras, labai energingai pasiaukojama ir sumaniai tvarkomas mano motinos, buvo turtingas įstabių kraštovaizdžių. Parkų, sodų, darželių grožis darė jį kone karališką rezidenciją. Čia buvo 18 amžiaus stiliaus pilis pastatyta mano prosenelio su oranžerija ir teatru. Jos prisiminimai dažnai šmėsčioja mano pirmuosiuose kūriniuose. O šeima gyveno didžiuliame senoviškame ampyro stiliaus medinėme name, pilname giminės portretų ir senovės daiktų, kurie nemažai prisidėjo prie mano dvasios formavimo ir subrandino meninius polinkius, paveldėtus iš senelės. Мы знаем, что здесь в Черее родился Оскар Милош. Вы знаете его? Не слышали никогда. А здесь есть место, где было имение. Здесь вот в Черее родился поэт, который вот известный во всей Европе. Мы приехали искать, где это место, где он родился. Вы не можете нам показать? А вы, как вы думаете, кто-нибудь знает вот в вашем местечке, где он родился? Не знаю. Не знаете? Спросите у дедушки. А в каком году вы родились? Я в 31-м. В 31-м, да? Да. О, так вы тут знать не можете. Но может... А ваши родители здесь жили, в Черее? Да. Да? Но они ничего не рассказывали вам про эти времена? Ну, про эти времена я только сам был малый. Тут война была. И шла. Я в 3-й класс перешел. И война началась в 41-м году. В 41-м году, да. Угу. Значит, вы про Оскара Милоша вообще ничего не знаете, по-моему, да? Да, это я не в курсе дела. Я знаю, что храпач там. Хрипач. Да. Угу. Вот он называется Хрипачев сад. Угу. А должны назвать Оскара Милоша сад. Видите, Филиппы? Это местоимение, да? Это там было имение. Школа вот. А та улица Замковая. А на этом месте ничего нету, да, уже? Ничего нету. Ничего. Просто, ну, как, кому это принадлежит? Никому? Ничего, никому. Раньше было госсобственность, сейчас госсобственность, но там ничего нет. А вы знаете про этого поэта Оскара Милоша? Национального поэта Франции? Ну, конечно, знаю. Почему национального поэта Франции? Ну, там сказали. Поэта Литовского княжества Великого, на территории которого вы тоже живете. А это вот двоюродный брат Оскара Милоша. Энджи. Видите? А вот это вопрос, что идет, это была граница между Тырской землей и Милошем. Милоша мало знаю. Первые сведения пошли о нем где-то в 70-х годах. Был такой учитель у нас, умер давно, погиб, вернее, Панченко, Михаил Владимирович. Вот он этим вопросом занимался. Он переписывался, потом...
Не знаю. С обществом друзей Оскара Милоша во Франции? Во Франции. Во Франции и с кем-то с Прибалтики, да? И он брошюру такую вот, ну, чисто печатных, там несколько листов, 25, там 30, не помню, выпустил. Вот это только первый, только единственный источник, который мы знаем, а больше никто ничего не знает. Вот вы со мной еще разговариваете, а есть или нет. Но у вас есть, вы взяли мне брошюрку, подарили, я почитал, что-то узнал. А? Оскар Милош. А это его двоюродный брат Чеслов. А это Анджей, брат Чеслова. Он лауреат Нобелевской премии. Анджей — это Андрей. Да, это Андрей. Да. Mano nuomonė, šio žmogaus biografija svarbi, lygiai kaip pranašų ir šventųjų gyvenimai, nes peržengia vadinamosios literatūros ribas. Pats beje ilgai nejuto savojo pašaukimo. Skaičiau liudijimus, knygas apie jį ir lankiau vaizduotėje tenykštės apylinkės paskutiniaisiais Rusijos imperijos dešimtmečiais. Laukių, briedžių ir kurtinių kraštas, ponai geria, medžioja, ištisai pliekia kortom, greta gudų valstiečiai įdubusiais skruostais, suktais neapykantos pilnais žvilgsniais, ir žydai išsigimę per skurdą, jų moterys žavėtojų akim, perkreiptos, utėlėtomis karom susisupusios, gyvuliškų gimdymų išsunktos. Miriamos vaikas kentė, kaip retai žmogaus širdis kenčia. Beprotybė ir šaltis klaidžiojo po namus be tikslo ir dėkingas minėdavo auklę, gerąją Mariją Velt Alzasietę, uždarbio užklydusią į šitas dykynės. Minint guvernerį, tai ponas Dobšinskis, atsakingas už sieksnines mokinio poemas apie mūšį prie Kirchholmo ir apie karalių Sobieskį. Tikriausiai buvo per žiauru palikti jį vieną Paryžiaus licėjui. Išaugo prancūzų poetu su žyme diletant, nes greitai paveldėjo didžiulės girias iš lakių pušų, o tai prastai derinas. 1901 sausio 1 dieną ant paties 20-ojo amžiaus slenksčio atsainiai su papirosu lūpose šovė savo į širdį ir daktarai vilties neteikė. Būčiau likęs be pagarbos verto mokytojo, būtume likę, nes mūsų jau mažas ordinas atminties saulės ieškančiųjų, jo traktato Ars Magna skaitytojų. Tekstas rašyto Česlovo Milošo Krakovoje. Oskaras Milošas gyveno ir rašė, galvodamas apie žmonės ateityje į dabar, 63 metai po jo mirties. Verta paskirti porą žodžių tiems pokyčiams, kurie įvyko pasaulyje. Nebuvo abejingas politiniams įvykiams, prisimenant, kad pripažydamas Lietuvoje teisę į Vilnių, tuo pačiu metu stengėsi privesti Lenkiją ir Lietuvą prie draugiškų santykių. Jis numatė karą, kuris prasidės nuo Gdansko. Jis kalbėjo apie įvykį, kurį mes šiandien siejame su atominių ginklų išradimu. Jis pagaliau numatė sovietinių Europos valstybių susidarymą, kas šiandien atrodo aktualu europeiškosios integracijos dėka. Viena pagrindinių jo metafizikos temų sutapo su Einšteino tikimybių teorijos
atradimų ir lietė kitą erdvės ir laiko supratimą nei primta Newtono fizikoje. Pasaulio sukūrimas jam reiškia erdvės ir laiko sukūrimą, ką patvirtino paskutinių laikų Big Bang milžiniško sprogimo teorija. 125 metai, kurie prabėgo nuo šio poeto gimimo, buvo pilni įvykių, kurie baisumus pataisino jo nuojauto apie apokalipsės išpildymą. Buvo tai du pasauliniai karai su savo nesuskaitomas milijonais nužudytų žmonių, baigimimas ir žlugimas dviejų totalitarinių santvarkų, kurie savo koncentracijos stovyklose sunaikino daugiau žmonių nei patys karai. Taip savo galvoju dabar, jog laimingi yra žmonės susirangtys seminarai šatiniuose, nes jų viltis susietos su mūsų Europos dalimi yra labiau nei kada nors pagrįstos. 20-ojo amžiaus griuvėsiai tai visuomet išniekinta vieta. Čia materija parodo išvirkščią savo veidą. Tuo įsitikinome, kai 90 baigianti Čerėjaus rusų literatūros mokytoja Aleksandra Vladimirovna Bobrikova atlydėjo mus į Milošų dvarvietę, kurioje šiandien stovi 40 metais pastatyta mokykla, o iš parko išlikę tik buvusios Liepų alėjos pėdsakai. Тут кругом тут еще был остаток этого здание, которое сгорело. В этом же дому помешанном была школа. Я еще училась. Училась? В этом здании? В этом здании, да. За 20-е годы. Вы можете под этой палочкой нарисовать, какой план был этого здания? Вот мы заходили, вот так вот. Да. Была тут центральная такая. А потом был физкультурный зал, учительское, вот так вот было. А здание было деревянное? Здесь деревянное, деревянное. Да? А фундаменты каменные? Каменные. А куда они сейчас делись? Почему их нету? Все камни, которые были, их Растаскали. таскали люди. Растаскали, да? Тут же все было погоревших, истории, дома. А когда он сгорел? Когда сгорело это имение, это здание? Имение окончательно сгорело после войны. Нет, в войну. Войну? Тут был, да, в войну. Последнюю войну, да? А? Ну да. Конечно, в войну сгорело. Значит, ну вот точно не помню сейчас. А это было Значит, последствия? тут, или тут партизаны, значит, был у них штаб. По-моему, немцы были. Немцы были, их партизаны подожгли. Или наоборот, значит, были партизаны, а немцы подожгли. Но кто-то из них, значит, вот одни тут были, а другие подожгли. А сколько этажей было? Один этаж был, большой, один этаж. Красивый был построен дом, много окон было, светлый очень. Открыли школу, и мы ходили. А чем топили? Вот, дровами. Печки были, да? Кафельные. А кафли какого цвета были? Белые. Белые? Да. И такие очень высокие? Да. Ну не во всех комнатах. Во всех. В других стояли уже железные какие-то там, потому что тогда после революции тоже развалились. Да. Починяли, чем было и как могли. Ну, тримайте. Чекайте. Вот бачите кладбище, вон то. Ну. Так вот сюда налево, могилы были тут лишние, ну, там скляпения такие. А есть там некое место? Скляпения, место вот там. Kristijanui Gausui aprašo, ką veikęs per metus Čerėjoj. Vasarą jodinėja miškais, žiemą skaito, papsėdamas pypkę prie lempos žaliu stiklo gaubtu. Iš naujo pasineria į Schopenhauerį, Kantą ir Platoną. Taip keliavęs rašo Ispanijon kartu su Don Kichotu ir kartu su Haine traukęs į Italiją. Būtent anuomet prie lenkų, prancūzų, vokiečių ir anglų kalbų prisideda rusiškoji. Čia stebėjo 1905 metų revoliuciją ir galėjo vėliau tart apie komunizmą, per menka pažanga, su pralietu krauju lyginant.
Czesław Miłosz występował w popularyzacji Oskara Miłosza przynajmniej w dwóch rolach, komentatora i tłumacza. Ten poemat jest adresowany do czytelnika, którego chce zachęcić do czytania Oskara Miłosza. Tutaj właściwie zostają sformułowane główne tematy zarówno filozofii mistycznej Oskara Miłosza, jak wierszy Czesława Miłosza. A mianowicie są to stosunek do kobiety, do wspólnoty ludzkiej, do ojczyzny i do całych ludzkich dziejów. Charakterystyczne jest to, że wszystkie one wyrastają z poczucia wykorzenienia. Trzeba jednak zauważyć, że w poetyckiej twórczości Oskara Miłosza pojawia się wyrazista cezura. Tą cezurę stanowi wizja mistyczna, którą miał 14 grudnia 1914 roku, którą opisał w Epitf Astorga. I odtąd w tych wierszach modernistyczna melancholia ustępuje miejsca nadziei na zażegnanie nienasycenia w wymiarze pozaziemskim. Krótko mówiąc, odnalezienia idealnej kobiety, idealnej ojczyzny albo ich najdoskonalszego mistycznego ucieleśnienia. Podobne motywy występują, jak powiedziałem, w poezji Czesława Miłosza. Czesław Miłosz nie jest mistykiem i nie znajduje łatwej odpowiedzi na poczucie wykorzenienia. Raczej stawia pytania, niż podaje gotowe recepty. Co ciekawe, jednym z komentarzy zwraca uwagę, że zajmował się tak długo komentowaniem Oskara Miłosza, ponieważ, jak powiada, że znalazł tam jedyną możliwą odpowiedź na to, co nie może mieć odpowiedzi. To znaczy, akt stworzenia jest równoczesny z ukrzyżowaniem i każda chwila życia jest zadanym sobie cierpieniem Boga. To stwierdzenie jest tak ważne, ponieważ jak wiadomo, dla Czesława Miłosza motywem takim najbardziej bolesnym i przewodnim jest pytanie, skąd zło, unde malum. Przede wszystkim w jego wierszach brak tak wyraźnego przeciwstawienia tego, co ziemskie, temu, co nieziemskie. Przenikają się te dwa wymiary i można by rzec, że właśnie przywiązanie do tego, co ziemskie, dotykalne, ulotne jest dominujące u Czesława Miłosza. Ale prawdopodobnie jedną z lekcji poetyckich, jakie odebrał Czesław Miłosz Oskara Miłosza, jest sam język poetycki. Myślę tutaj przede wszystkim o hermetyzmie tej poezji. Cytuję. Hermetyzm jako zespół posunięć stylistycznych, mających dać czytelnikowi poczucie, że zbliża się do tajemnicy, ledwo tu i ówdzie przez poetę odsłoniętej. Dodaje dalej, że czasem trudno przeprowadzić granicę pomiędzy celowym hermetyzmem wierszy, a symboliką osobistą zaszyfrowanych wspomnień. Jednakże dla Oskara Miłosza hermetyzm poezji jest nawiązaniem do bliskiej tradycji, to znaczy sięgającej renesansu, a wyznaczonej dziełami Dantego, Goethego i Byrona. Równocześnie jest szyfrem skierowanym do przyszłych pokoleń, ponieważ Oskar Miłosz z pogardą odnosił się do XX wieku i uważał, że jego przesłanie nie zostanie zrozumiane. Czesław Miłosz, jak wiadomo, nie odwraca się od XX wieku. Nie mógł się od niego odwrócić, bo przeżył go prawie w całości i przeżył wszystkie jego horory. Į Lietuvą Oskaras Milašius buvo atvykęs 1922 metų vasarą. Būdamas Lietuvoje, jis apsilankė savo protėvių gyventose vietose. Nuvykęs į Labūnavą netoli Milašaičių, jis užėjo pas vietos kleboną ir teiravosi jo, gal žinas ką nors apie senuosius dvarininkus Milašius. Klebonas, apsidžiaugęs netikėtų svečių, šoko kviesti šeimininkių, neprisišaukęs pats nubėgo į sandėlį, atnešė seno vyno ir vėl išbėgo ieškoti stiklų. Milašius likęs vienas žiūri į vyno butelį, o ant jo ispaniškas užrašas Don Quixote de la Mancha. Milašius buvo pritrenktas. Juk tai aš pats, Don Quixotas, sakė ji man paskui šypsodamasis. Koks sutapimas. Savo prisiminimuose rašo diplomatas Petras Klimas. Rafinuota prancūzų kalba rašytos diplomatinės notos, prakalbos tautų lygoje, traktatai apie suvienytąsias Europos valstybės, perspėjimas, jog artinas apokalipsės žirgo karas, kuris prasidės nuo Gdansko ir Gdynės. Simbolizmo poetas tai užsikrovė, tarsi savo skolą žmonijai, atgailą už individualisto svajones. Išsirinko Lietuvą, mažą ištvermingų valstiečių kraštą, su rūpesčiu palinkdavo prie vyro, moters su kūdikiu. Nes lemta gyvenimą išpildyti darbais vis triūsiant,
stengiantis nenukrypti nuo mūsų likimo linijos. Iš Petro Klimo prisiminimų. Milašius daug laiko praleisdavo Fontainebleau miške, bendraudamas su paukščiais. Vieno apsilankimo pas Milašių metu abu buvome išėję pasivaikščioti į mišką. Pasakęs man, kad norys pašaukti paukščius, jis tik švilptelėjo kažkokią trumpą melodiją ir tuoj pat iš visų miško pakraščių suskrido būriai paukščių, kurie sukosi aplinkui, tūpė jam ant rankų, atsakinėdami į jo švilpavimą. Paskui Milašius man prancūziškai tarė, o dabar aš jiems pasakysiu, kad skristų namo. Vėl švilptelėjo ir paukščiai debesiu pakilo ir įsisklaidė į visas puses. Su paukščiais jis bendravo kažkokiu ypatingu būdu. Namie jis taip pat laikė narvelį su kanarėle. Vieną 1939 metų rytą namelio sargas rado jį suklupusį prie adaro paukščio narvo. Atrodė, lyg jis būtų supykęs ant kanarėlės ir vijęsis ją aplink narvelį. Jis mirė nuo širdies smūgio.